Sveiki draugai, šiandien aš noriu truputį pakalbėti apie Vimą, kodėl ir kaip jį naudoti ir kas tai yra. Taigi, visų pirma, gal truputį apie mane, tai esu jau beveik 3 metų laimingas Vimo vartotojas ir tiesiog noriu realiai pasidalinti, kodėl man tai patiko šitas editorius ir kodėl aš jį taip ilgai naudoju, realiai ir dabar naudoju. Tai šiaip mano realiai kaip ir devo accountą galima rasti čia, GitHub Tronikėlis. Šiaip biškai apie mane, tai aš jau kaip ir turiu 5 metus developer patirties, į pradžiai naudoju VS Code, aš ten jau max buvau ten dievas ant tų Ctrl Shift, ten plus arrow keys, ten kur gali ten selectintus žodžius ir ten jau prie jo sudėti. Ir paskui pamačiau, kaip aš naudoja Vimą ir galvojau, blemba, aš visai kažkaip norėčiau pabandyti ir dabar jau 3 metus naudoju Vimą, ne Vimą, bet čia iš esmės tas pats beveik, ne, bet jo. Gerai. Tai jo, tai visų pirma, kas yra Vim? Turbūt visi dauguma programuotojų jau šitą labai žino šitą programą populiarią. Tai iš esmės tai yra tiesiog teksto editorius. Galima sakyti, jis yra TUI, Terminal User Interface. Tai čia tiesiog reiškia, kad jis pasileidžia per terminalą. Tai tu gali taip pat, kai ten leidžiam testus ar ten kažkokias paprastas komandas, tai mes taip pat galim paleisti Vimą irgi per terminalą. Ir jis rašo į terminalą ir gauna input irgi iš terminalo. Taip pat Vimas gali reikšti judėjimus. Tos visus klaviatūros mappingus. Ten HTML, ten kaip čia tokie patys gal populiariausi. Ir tai sakau, nes dažniausiai visi tie kiti ten IDEs, tai VS Code'as, ten JetBrains, tai turi Vimo pluginą irgi. Tai galima, tai ten iš esmės Vimas nėra editorius, bet yra kaip ir tie judėjimai, tie mappingai. Tai va čia irgi prie to mano pointo, kad yra pluginas. Tada taip pat aš sakyčiau, kad labiau Vimas yra standartas. Ir kodėl, nes dauguma programų, kuriuose tu gali kažkokį judėjimą atlikti, kaip pavyzdžiui LESS, kas yra pageris, FZF, kas irgi yra terminalo kaip ir failų ieškotojas. Irgi šitos programos irgi supportina Vimo motionus ir tos judėjimo mappingus irgi. Tai realiai, jeigu tu moki Vimo motionus, tai tau net nebereikia, tu automatiškai moki ir kaip ir visas programos naudoti, kurios supportina tai. Taip pat jis yra multimodal editorius arba turiškai tai būtų kelių modų editorius. Tai reiškia, yra vienas modas, kur rašai tekstą, tai tarkim, aš esu dabar tekstų insert text mode, ir kitas modas yra, kai tu tik tai judi su klaviatūra. Mes prie šito dar prieisim toliau. Tada, kodėl taip iš vis tu turėtum, sakykime, kelis mėnesius ten mokintis ten tą Vimą, nes, blemba, sunku, aš suprantu, kad sunku ir buvo sunku, ir man sunku kažką mokintis, bet tiesiog noriu pasakyti čia gal kelis pointus, kodėl aš siūlau naudoti Vim būtent programuotojam. Tai realiai tai investavimas į save, nes tarkim, jeigu planuojate dar kokius, sakykime, bent jau 5 arba 10 plus metų rašyti tekstą kažkokiu būdu, tai manau tikrai gera investicija tai būtų. Duoti kelis mėnesius išmokimui ir paskui realiai tiesiog visą likusį laiką mėgautis šito įrankiu. Tada šiaip logiška, jeigu mes jau taip kaip programuotojai daug dirbame terminale, ten su daug komandų viskių, tai turėti patį editorių terminale irgi yra logiška. Nes tiesiog visiškai visi įrankiai gaunasi toj pačioj vietoj. Tada tai yra, jeigu naudojame Vim kaip tą TUI programą, o ne motionus, kaip ten ant VS Code, tai gaunasi, kad visa informacija, visa komunikacija tarp Vimo ir tarp tavęs vyksta tiesiog per tekstą, per bytus. Tai gaunasi, kad tada automatiškai veikia per SSH, labai lengva Vimo input ir output iš bele kaip gauti. Tai reiškia, todėl dažniausiai žmonės naudoja Vimą ten ant serverių, ten maintenance ar kažką tokio. Tai tiesiog supaprastėja viskas, nes tau nereikia pasileisti, pavyzdžiui, sakykime, kažkokio remote VS Code, ten remote desktop, kažkokio protokolo, tiesiog paleidi
SSH, Vim ir tau sugrąžina realiai tekstą, baitus ir tavo terminalas parodo viską. Tai labai nice. O tai šiaip jau minėjau, kad daugelis programų turi tuos jau, sakykime, Vim bindingus by default. Tai šitą jau sakiau. Tada šiaip Vimą naudot toks jausmas labai fainas, jis galim sakyti, toks yra snappy, responsive ir iš esmės toks smagu keisti tekstą. Ir ką gal dažnai žmonės suklysta, kad su Vimu nebus, tarkim, ten 100 kartų ar 10 kartų greičiau. Nu, taip nebus. Aš tikrai, sakau, aš taip netapau, tarkim, ten 5 kartus greitesnis. Ne. Tiesiog patogiau keisti tekstą. Tiesiog tu žinai, kad tu nori tą ištrinti, tą pridėti, tą pakeisti. Ir tiesiog tau net nebereikia galvoti apie tai. Tau nereikia ten daug spaminti, ten tų, arrow keys, ten ar su pelytę imti, paspausti. Tiesiog tu žinai ir tu padarai per kelis klavišus. Ir taip, bent jau man daug lengviau pavyksta įeiti į flow state, kai tu ten žinai, ką nori padaryti, žinai savo darbą ir nori tiesiog per kelias valandas viską tą išvemti, visą savo tą tekstą. Ir šiaip, jeigu ir pačio Vimo kaip TUI nenaudosim, tai bent jau visi kiti IDEs, ten kaip Veskutas ir Brainsai turės tą Vim mode, tą kaip pluginą. Tai liksite efektyvus, net jeigu ir reikės ten keisti kitą IDE, perėsit, nereikės realiai kiekvieno išmokti iš naujo. Turėsim Vim pluginą ir gaunas, kad mes visus kaip ir mokam tos IDEs. Tai va. Taigi, užteks biški istorijos, loro, ten japinimo, galim jau prieiti biški prie praktikos. Tai horizontalus judėjimas. Tai judėsim tik tai pirmyn atgal. Tai HJKL. Žinau, kad JKL neįdu tik tai pirmyn atgal, bet čia toks kaip ir video, nes čia paprasčiausiai mošinai. Taigi, va, čia turiu kaip tik biški kodo. Tai gerai. H eina į kairę. Vat H eina į kairę. Tada J eina į apačią. J į apačią. Tada K į viršų. K į viršų. Tada L į dešinę. Gerai. Tada turim F. Tai F galima susijęti su find, taip surasti. Tai čia turbūt viena labiausiai mano naudojimo komandų. Tai va, grįžtu prie kodo. Tai paspaudžiu F. Mat čia tada įsirašo F. Reiškia, kad Vimas laukia dar kažko, kad aš paspaudžiau dar kažką, kad paspaudžiau. Ir tarkim paspaudžiu lygų. Bam. Jis man nušoka į priekį, į kur pirmas surado lygų. Tada noriu nušokti į, sakykim, kabutės. F, kabutės. Bam, nušokau į kabutės. Tada grįžtu biškį atgal. Ir tarkim, mano norimas simbolis nėra priekyje, jis yra prieš tą mano dabartinį kursorių. Tai aš galiu daryti F didžioji. F didžioji, tada darau F ir bam, aš ėjau atgal. Ne į priekį, bet atgal. Su F mažaja į priekį, su F didžiaja atgal. Aš dariau F didžioji, F, va. Nice. Tada T. Tai yra labai panaši į F. Tai jeigu F nušoka ant simbolio, ant F, tai T nušoks prieš tą simbolį. Dar pakartosiu. F ant simbolio, tada TF prieš simbolį. Ir kodėl yra dvi šitos komandos, tai šiaip nežinau. Aš dažniausiai jau pratęs naudot F, tai aš darau FF ir tiesiog taip atgal su H. Darau FF atgal su H. Taip labai realiai mano tie pirštai klaviatūros, ten visi tie klavišai labai arti, tai labai patogu. FF ir atgal, bet gali naudoti ir T. TF, ok. Taip. Ir lygiai taip pat veikia su didžiaja, tai jeigu T didžioji, tai jis nueis vienu atgal, tačiau tai turbūt. Jeigu T didžioji lygo, bam, nueina vienu atgal. Jo. Ir T didžioji, sakykim, šauktukas, nuėjo prie šauktuko atgal. Ok, nice. Gerai. Ok, tai sakykim W. Tai W nušoka į kitą žodį, realiai va. W, tada va čia va W, tada va čia va W, tada va čia va W, tada čia va, tada va čia va W. Nušoka kito žodžio pradžią. Tada kas yra žodis? Tai kas yra žodis, tai čia yra realiai viskas parašyta.
sequence of letters, didysis underscores or sequence of letters. Tai čia realiai tiesiog kaip ir toks generic žodis arba ten kažkoks simbolis. Taip pat su V didžiaja, tai jis nušoks į kitą žodį, kuris yra po space'u. Tai jeigu aš esu va čia, tai W didžioji, jis praskipins viską čia ir šaus tiesiai ant kito žodžio po space'u. Bam, va. Tada B, tai rištam atgal kodą. Tai aš su V judu į priekį, o su B judu į mano žodžio pradžią. Tai atgal. Ir čia svarbu suprast, kad jeigu aš esu ant šito žodžio, tai V nueis į kitą žodį, bet B nueis į žodžio pradžią. Tai aš esu ant E, B nueis man į pradžią. E nueis man į pradžią. Bet jeigu aš esu jau dabar pradžioj, tai B nueis į praeitą žodį. Praeito žodžio pradžią. Jo. Gerai. Taip. Tada E. E galima nusieti su end. Ir E man visai patinka, nes E nueina į galą žodžio. Tada E. Pavyzdžiui, esu čia E, į galą, esu čia E. Nes man W nueitų į kitą žodį, bet aš nenoriu kito žodžio, aš noriu į praeitą žodžio galą, tai darau E. End E. Tai jeigu E nueina į žodžio galą, tai E didžioji nueis iki žodžio, iki prieš kito space'o. Nueis iki kito space'o. Tai gerai, dar kartą. Jeigu E iki žodžio galo, tai E didžioji, tai E didžioji iki kito space'o. Bam, babum, nice. Čia tai turėtų būti šiaip GE. Tada GE yra kaip atvirkštinis E. Tai, tarkim, jeigu E nueina į žodžio galą, tai GE nueis į praeito žodžio galą. Tai va, tai čia gal biški, tarkim, turėsim, lygų ten, tarkim, 3 lygų. Tai jeigu nueis E į žodžio galą, tai GE nueis į praeito žodžio galą. Arba tiesiog darykim didžioji F ir lygų. Taip pat čia tiesiog, čia realiai kaip jums patogiau. Tada underscore. Tai underscore nueina į eilutės pradžią. Bam, paspaudžiu underscore. Tada bam, underscore. Dabar esu gale, bam, underscore. Esu pradžioj. Bam, underscore, esu pradžioj. Gerai. Grįžtam atgal. Tada doleris yra kaip reverse underscore, jis nueis į galą. Tai grįžtam atgal kodą. Tai underscore į pradžią, doleris į galą. Underscore į pradžią, doleris į galą. Underscore į pradžią, doleris į galą. Ta nulis. Nulis yra panašiai kaip underscore. Tik tais underscore nueis į pradžią, kur prasideda pirmas simbolis eilutėj, o nulis nueis į visiškai pradžią pačios eilutės. Tai underscore pirmas simbolis, nulis visiškai pradžia. Bam, va. Gerai. Tai jo, tai čia buvo kaip ir labiausiai mano naudojami judėjimai. Jų yra aišku daugiau, bet tiesiog dažniausiai random paskaitai ten Vimo tą manualą ir taip sužinai daugiau tų mokslų. Bet čia tokie kaip ir fundamentalūs pradiniai. Tai, pereikime prie vertikalių judėjimo. Tai, kaip jau minėjau, praeitoj sekcijai, tai J į apačią juda, kai viršų juda, tada ką galima padaryti, tai realiai Vime yra komandų kaip ir kalba. Vimas turi savo kaip ir judėjimo kalbą. Aišku, prie jos dar prieisim vėliau, nes ten visai sudėtinga, nėra sudėtinga, bet visai biškį reikės kontekstų turėti. Bet noriu greičiau paminėti, kad tarkim, aš noriu nueiti šitą šeštą eilutę ir dabar ištrinti, pavyzdžiui, ten šitą slash, ne? Tai aš galiu daryti, šiaip J man nueina į apačią, tai aš galiu daryti po J. Bet aš galiu daryti 6, paspaudžiu 6 ir darau J ir man bam, jis tipo realiai padaro J 6 kartus. Ir tada jo, šaunu 6 J ir vat aš turiu, vat esu čia. Gerai. Tai va, tai čia va, šitą noriu paminėti, tiesiog, kad aš dažniausiai šiaip ir judu per tuos vat skaičius ten K, skaičius J ir vat aš tai visai greit atsirandu, kur aš noriu. Pavyzdžiui, vat noriu ištrinti arba noriu
šitą vat žodį su kažko, vat, šitą vat su šitą žodžiu kažką padaryti. Tai 3 K ir bam. Bum. Gerai. Tada Ctrl U, Ctrl D. Tai Ctrl U juda pusę ekrano į viršų. Tai Ctrl U, pusę ekrano į viršų, Ctrl D. Nu čia Ctrl U tai up, Ctrl D tai down. Ctrl U pusę ekrano į viršų, Ctrl D pusę ekrano į apačią. Ctrl D, tiksliau Ctrl U pusę ekrano į viršų, Ctrl D pusę ekrano į apačią. Tada, gal pradžioj geriau. Tai tada šitie vat sistemos, matematiniai sistemos skliaustai. Tai šitie sistemos skliaustai juda per paragrafą. Tai čia yra tiesiog, kur tekstas, kur nėra enter. Tai va čia va vienas paragrafas. Tai va bam. Čia va kitas paragrafas. Ir aš kai paspaudžiu tą vat sistemos skliaustą atsidarantį, tai nueina atgal į paragrafą, o kitas, kai paspaudžiu skliaustą užsidaro, nueina į priekį. Tai va taip aš galiu judėti tarp paragrafų. Taip pat matome. Judu per paragrafus. Gerai. Čia ištrinsiu biškį. Gerai. Tada šitas, vat, laužtinis skliaustas, sistemos skliaustas, tai jis suranda realiai pirmą šitą sistemos skliaustą, kuris nebuvo uždarytas. Ir ką tai reiškia? Tai jeigu mes grįšim biškį kodą, tai aš dabar esu, tarkim, ifo šito kūno viduj. Ir aš noriu nueiti į jo pradžią. Tai žiūrėjau daryti tas laužtinis skliaustas ir tie sistemos skliaustai. Ir bam, jis man nueis va to čia. Bet, tarkim, jeigu aš turėsiu dar vienus skliaustus, va taip pat, jis man vis tiek nueis į tą. Nes gaunas, jis nueina į pirmą, kuris nėra užsidaręs. Tai jis mato, kad va šitą užsidarė, tai jis nenueis į šitą, jis nueis į šitą. Nes šitie nebuvo užsidarę. Ir taip pat aš galiu nueinu į ifą ir vėl paspaudžiu, man jis nueina į tą funkciją. Nes gaunas, šitoj vietoj neuždarytas sistemos skliaustas yra funkcijos pradžia. Tai aš galiu daryti skliaustai, laužti skliaustai ir sistemos skliaustai ir bam, jis man nueina į pradžią funkcijos. Gerai. Grįžtam gal. Tada taip, tada slashas. Tai slashas yra paieška. Ir aš pridėjau apie vertikalus judėjimą, nes kinda make sense. Ir tai yra realiai, arba pirmas, arba antras svarbiausias kaip ir judėjimo komanda pusiau. Tai tu gali paspausti slashą. Tarkim, žiūrėkit. Paspaudai slashą. Tada parašau if. Ir man jis nueina į kitą ifą. Tada, grįšiu atgal. Tada, tarkim, paspausiu slash ir parašysiu fopen. Slash fopen. Ir va, jis man nueina į kitą fopen. Ir tada su n ir... Ar šiaip galėsiu, čia dar pridėsiu n ir dažymą. Jo. Tai slash. Pavyzdžiui, tarkim, noriu aš nueiti į argv. Tai slash argv. Ir su n nueinu į kitą mečą, o su didžiąją n į praeitą. Su n mažąją į kitą, su n didžiąją į praeitą. Ir čia jau matysim, kad Vime dažniausiai yra paprastas variantas, kur mažoji raidė ir didžioji raidė kažkaip daro atvirkštinį judėjimą atgal arba jo. Tai va. Tai taip pat irgi slash atoj, nueinu į atoj, tada tarkim, nežinau, tada slash, nueisiu čia į viršų, tada slash main, nueina man į mainą. Dar taip pat pridėsiu, yra skliaustelis, ir skliaustelis daro tą patį, tik tai atvirkščiai. Tai jeigu slashas fopen nueina į apačią, tai skliaustelis fopen nueis į viršų. Aš šiaip realiai nenaudoju to skliaustelio dažniausiai, bet tiesiog čia kaip realiai tiesiog turėti galvoj. Tai va. Tai slashas. Slashas, iš tikrųjų slashą reikia naudot, nes dažniausiai, kai tu jau tu esi faile, tai tarkim, aš dabar esu šitam faile ir aš žinau, kažkur yra žodis ten encname ir aš noriu ten kažką daryti. Tai aš darau slash encname ir bam, aš esu čia ir viskas realiai. Tai čia yra, realiai slashas yra žiauriai nice dalykas. Tipo, tu tiesiog čia kaip Ctrl F, tik tai daug patogiau, nes tu darai slash, bam ir enter bam. Nereikia, tau iš karto nušoka ten ir tu iš karto gali daryti operacijas. Ok. Tai va, tai čia buvo vertikalus judėjimas. Gerai. Dabar turbūt noriu biškį supažindinti jūs su Vimo modais. Ir čia yra kaip ir pati Vimo širdis. Tai Vimas,
labiausiai turbūt kom skiriasi nuo ten VS Code ar šiaip paprastų ten editorių ir teksto laukų ten browseriuose visur, tai kad Vime yra keli modai. Tai yra normalus modas, kuriam aš esu dabar. Tai realiai, matot, aš dabar bele ką rašau, pavyzdžiui, J man įrašo J. J nueina man į apačią. Tada U man, čia realiai U yra Ctrl Z. U man undoina, taip U gražina tą change. Tada Ctrl R redoina. Taip gaunas visa normalia modė, visiškai visa mano klaviatūra yra skirta komandom. Tai reiškia, realiai, kiek gali komandų užsisetupinti yra realiai begalybė, nes šiaip dažniausiai tai tu turi control ir tai paskui gerai control ten ir tipo visada kažką ten gali padaryti, bet Vime tau nereikia paskui control, tu tiesiog padarai J, jis ten nueina, padarai ten F, I, jis ten nueina, tau nereikia jokio to modifierio, jokio ten to kontrolo, ten alto kažko, tai yra normal modas, visa klaviatūra yra komandoms skirta. Bet aišku, automatiškai ateina klausimas, bet tai, what the fuck? Tipo, o tai kaip man tada rašyti, žinai, jeigu J man nerašo, tai tada kaip man rašyti analizai. Ok. Dėl to tu turi nueiti į insert mode. Ir kaip nueiti į insert mode, tai tu padarai I. I yra insert. I insert, tada Vimas man sako, kad okay, aš esu insert ir man pasikeičia mano kursorius toks vat plonesnis būna. Ir tada čia visiškai viskas yra rašymas. Tada kaip grįžt iš insert mode? Tai escape arba control ir lausinis kliaustas. Ir kodėl vat toks vat šitas yra žiauriai toks randomas, tai nes terminalui escape, kaip paspaudė escape klavišą ir control tą lausinis kliaustą, terminalas gauna visiškai tą patį inputą. Tai čia yra kažkoks tiesiog toks įdomus dalykėlis. Bet realiai gali arba spausti escape, aš dabar esu insert mode, arba gali spausti control ir tas lausinis kliaustas. Aš spaudžiu control lausinis kliaustas, man sako, tai patogiau, bet gal jums patogiau escape'as, tai naudokite escape'ą. Gerai. Tada čia taip, tai su I įeinam insert mode, o su dar taip pat galim su A įeiti insert mode. Tai kuom skirias I nuo A, tai dar, tarkim, aš esu ant N, tai I man nueis į N pradžią, vat bam, ir aš galiu rašyti. O A man nueis į N galą, tai vat A man nueina po N, orbo. Tai N, aš esu ant N, I nueina ant pradžios, o N ant galo. Tada taip pat vėl kartoju, didžioji kažką panašaus daro, tai į didžioji nueina insert mode į pradžią, tai čia kaip underscore'as. Tik tai underscore'as plus nueina į insert mode. Tai į pradžią galiu rašyti, o A didžioji nueina į galą, kas yra labai nice. Tai pavyzdžiui, norim uždėti kabletaškį. Shift A, kabletaškis bam, that's done. Ok. Tada yra visual modas. Tai visual modas yra kaip ir pasirinkimai. Tai yra paprastas modas, yra V, ir tada aš galiu judėti, ir mano visos komandos veikia. Aš galiu tipo FE, nueinu E, tada JK, visiškai visos normal mode komandos veikia. Tada yra Shift V. Jis pasirenka visiškai visą eilutę, matome. Visą eilutę pasirenka. Taipogi yra Ctrl V. Tai čia yra ne eilutės, bet tokia bloko, visual blokas. Tai vat matome, jis kaip ir visą tokį kaip ir kvadratą paselektina, stačia kampį. Kas kartais labai nice. Tai pavyzdžiui, noriu ištrinti vat šitus vat lygų daugiau už, tai vat aš darau Ctrl V, blokas ir bam ištrinu viską. Nes šiaip su visual selectu taip neįmanoma būtų tai padaryti su paprastu. Taip. Ir tada toks įdomesnis modas yra command modas. Tai jeigu aš paspaudžiu kabletaškį, o jezu, ne kabletaškį, bet dvitaškį, spaudžiu dvitaškį ir mano kursorius eina į apačią ir matau, kad aš dabar galiu čia kažką rašyti. Tai čia yra visiškai visos komandos, kurios nesumepintos į klaviatūrą, bet gali kaip ir, čia realiai kaip terminalė komanda gali kažkokią paleisti. Tai čia, tarkim, galiu paleisti, nežinau, delete, jis man ištrina tą eilutę. Tai va, dar va čia tokių aš čia komandų turiu, va čia daug va ten komandų turiu. Tai šitą kaip ir viskas, kas netilpa į tą klaviatūrą, į tos klaviatūro komandas.
Tai čia buvo apie V-modus. Taigi, dabar kaip ir pats turbūt svarbiausias, nu nesvarbiausias, bet gal viena iš svarbiausių dalių, tai kaip veikia tos visos Vimo ten tos komandos, ten kaip aš čia galiu jas sujungti, kada čia kaip aš jas galiu naudoti, ar čia aš Visual Mode galiu jas naudoti, ar čia Normal Mode jas man naudoti, ar čia vat galiu kažkaip jas tarp kitaip panaudoti, tai va. Tai Vime, kas svarbu supras, kad yra veiksmas. Tai veiksmas realiai yra tik 3 veiksmai, paprasta. Delete, pakeist, ką reiškia pakeist, dar pakalbėsim, ir nukopijuot. Tai delete paprasta, delete ištrina. Va, tai aš ištryniau. Tada change, čia yra delete plus nueiti insert mode. Tai tarkim, jeigu DD ištrina eilutę, tai CC man ištrins eilutę ir nueis insert mode. Tai čia tas pats, kad aš padaryčiau DD ir paspaučiau I. Beveik. Taigi. Tai čia tai čia va visi 3 veiksmai, kokius mes turim. Tada prie veiksmo mes galim pririšti judėjimą. Tai judėjimą mes jau praėjom, tos judėjimus vertikalius, horizontalius, tai tarkim. Bet dabar aš sujungsiu veiksmą D su judėjimu W. Tai pažiūrim, kas bus. Tai aš esu ant delete žodžio. Paspausiu W, jis man ką padarė, jeigu šiaip W nueina ant C, tai W man jis ištrins, jis nueis į C ir ištrins tą dalyką. Okay? O taipogi W jis man ištrins ir nueis insert mode. Tai C yra tas pats, kas D, tik tai nueis insert mode. Tai čia patogu, kad pavyzdžiui, aš noriu ištrinti žodį ir tipo kažką vėl rašyti. Tai darau C žodis ir vėl kažką rašau. Man nereikia vėl nueiti insert mode su I. Man nereikia ištrinti, tada nueiti su I ir tada vėl rašyti. Tiesiog aš kaip ir išsaugau kelis paspaudimus. Taigi, tai čia buvo, ir čia realiai galima sujungti su labai daug, realiai su visiškai visais judėjimais, tu gali, visus judėjimus gali panaudoti. Tai tarkim, yra judėjimas ir J, ir K, nueina viršų į apačią. Aš galiu daryti, pavyzdžiui, tarkim, delete J, jis man ištrins šitą eilutę ir apatinę. Delete J, man ištrynė eilutės, matot? Tada delete į viršų, K, jis man ištrynė abi tą dabartinę ir viršutinę. Arba, tarkim, delete 3J, jis man ištrins visiškai viską. Tai va čia, va, dar, va, biškai lėčiau. Tai yra, va, 3 eilutės, ne, va čia, va, 3 eilutės. Ir aš darau delete 3J ir jis man ištrina visiškai viską. Tai šiaip, jeigu mes darytume be D, tai 3J nueina ant veiksmų. 3J šiaip nueina ant veiksmų, bet jeigu aš darau D 3J, jis man nueina ant veiksmai ir ištrina visiškai viską, kai ėjo į ten. Tai gaunas, jis daro judėjimą ir kai juda, daro tą veiksmą. Ir taip pat su C veikia. C, 3J, man ištrina ir aš esu insert mode. Galiu rašyti. Okay. Čia va DD, tiesiog yra tokie va sutrumpinimai. Ir Yank yra kopija, tai va dar nepriejau. Tai Yank lygiai taip pat kaip DC, Yank 3J, ir jis man va nukopijavo va 3, va, nu gerai, 4 eilutės. Okay. Tai va. Ir šitie va veiksmai veikia su visais judėjimais. Net ir su slashu. Tai va, kas va įdomu. Tarkim, žiūrėkit. Darau D /ank. Ok? Paspaudžiu Enter, jis man ištrynė realiai visiškai viską iki ank. Tai realiai jis nuėjo iki mano search su slashu ir ištrynė viską. Tai va čia visai va kietai. Gerai. Tai gerai. Dar, kas svarbu Vime, yra teksto objektai. Tai čia yra objektai tekste, ant kurių tu gali kažkokias daryti operacijas. Irgi su visual mode, su insert mode, su change. Viskas kaip ir sueina bendrai. Tai čia vat aš rodysiu tik tai 3, bet yra daugiau. Yra daug daugiau. Tai taip, tai ir tarkim, yra teksto objektas žodis. Bet teksto objektą tu turi naudot su arba I, su arba A. Tai ką tai reiškia? Arba tu paimi tik tai objektą, arba su I, arba paimi objektą ir aplinkui jį dalykų su A, around. Tai tarkim, example. Aš noriu, yra teksto objektas žodis. Tai ką, pavyzdžiui, aš noriu pasirinkti va šitą va žodį.
aš darau visual modas, nes noriu paselektinti, tada inner word ir man jis paselektina visą tą žodį. Dabar jeigu daryčiau outer, tai tarkim VA žodis, tai man jis paselektina su aplinkui, galima sakyti. Taip. Tai taipogi galiu, jeigu šitie sisteminiais kliaustai yra judėjimas tarp paragrafų, tai aš taip pat galiu paselektinti su VIP paragrafą. Tai tarkim, visual inner paragraph P, tada visual outer visual around paragraph man jis pasirenka paragrafą su aplinkui. Taip. Bet kas kečiausia, tai kad yra, tarkim, teksto objektas ir skliausteliai ir kabutės. Tai tarkim, grįšiu prie kodo. Taip, aš noriu, tarkim, ištrinti visiškai visą if bloką. Tai aš žinau, kad yra teksto objektas, va šitie skliausteliai. Ir tas teksto objektas inkludina ir vidų. Tai tarkim, aš nuėdant skliaustelių, darau change inner skliausteliai. Tiksliau, ne tą pasaudžiu. Change inner skliausteliai. Ir bam, jis man ištrynė viską ir nuėjo jis atmulą, nes C. O jeigu bus tiesiog D, jeigu D, tai D inner skliausteliais man tiesiog ištrins viską. O D around skliausteliais man ištrins su skliausteliais. Tai dar kartą kartoju. Šiaip, noriu pasirinkti skliaustelius ir vidų, tai visual inner skliausteliai. Man, realiai, va čia yra teksto objektas, visas šitas blokas. O visual around skliausteliai man pasirenka visiškai viskas su skliausteliais. Taip pat aš galiu naudoti ne V, o C, kas yra change, o ne visual. Tai darau C inner, CI skliausteliai, bam, jis man visiškai viską ištrina. Tai jis man ištrynė va šitą VI skliaustelį, va šitą dalį. Gerai. Taipogi veikia ir su kabutėm. Ir veikia ir su tom viengubom kabutėm. Tai kokie visi teksto objektai yra, tai dabar nesakysiu, bet aš tokius labai tokius paprastus dabar perėsiu. Tai tarkim, taip pat kaip buvo su skliausteliais, tai mes galim padaryti ir su kabutėm. Tai change inner kabutės, bam, aš esu čia. Change outer kabutės man ištrina visiškai viską ir kabutės. Tai labai jūsų, pavyzdžiui, noriu čia pakeisti šitą dalį, pridėti, pavyzdžiui, plus C. Tai aš esu čia, tarkim pradžioj, tada su F noriu nueiti į tas kabutės ir darau change inner kabutės ir pridedu tą C. Pridėjau šitą C. Okay. Taip pat ir šitas veikia ne vien tik su sisteminiais skliausteliais, ne vien tik su kabutėm, bet ir su paprastais skliausteliais. Aš galiu daryti CI skliausteliai, bam. C around skliausteliai, bam, ištrynė viską. Nice. Taip pat veikia su, kaip sakiau, su V ir su D. Ir su C. Nes yra change, delete ir ten... Jo, ir taip pat veikia su yank irgi. Yank yra copy. Darau į ilgoji A skliaustelį ir man jis visiškai viską kaip ir nukopijuoja. Tai va. Tai gaunas, kokie dar noriu tokį TLDR šaut. Tai yra veiksmas. Delete. Tada yra change ir yra yank. Tai delete. Tarkim, delete. Aš noriu delete skritą skliaustelį. Tai delete F, find skliaustelis ir ištrynė man iki skliaustelio. Tai jeigu šiaip aš galiu daryti, paprastai galiu daryti judėjimą, pavyzdžiui, tarkim, FC, tai aš taipogi galiu daryti D, FC ir man jis ištrins iki to. Su tuo. Taip. Tada taip pat Vimas turi teksto objektus, kur kaip ir čia yra blokai tekste ir su jais taip pat gali daryti operacijas va šitos DCI. Tai va. Tai čia yra kaip ir Vimo kaip ir kalba, tai yra veiksmas ir ant veiksmo darai kaip ir su judėjimu tu pasakai, kur man tą veiksmą įvykdyti. Tai tarkim, dar vienas example. Aš noriu ištrint visiškai viską iki galo. Tai darau D, dar prisiminkim, buvo vertikalus, tiksliau horizontalus judėjimas. Čia buvo, kad doleris nueina iki galo, taip? Jo. Tai jeigu aš padarysiu D
doleris jis man ištrins nuo dabar iki galo. Ir šita yra vis tik dažna operacija, tai Vimas turi jau bindingą D didžioji, kuri daro tą patį. D didžioji yra lygu D ir doleris. Tai šiaip doleris nueina į galą, o D doleris man ištrins iki galo. O D didžioji darys tą patį. Čia tiesiog kaip ir sinonimas realiai. Nes kad nereikėtų spausti dviejų klavišų, tu spaudai tik vieną. Ir taip pat su C. Ir taip pat su I ilgoji. Tai va, dėl parašysiu. C taip pat kaip C doleris, o I ilgoji taip pat kaip I ir doleris. Tai va. Jo. Tai manau, bus kaip ir gal tiek. Galiu dar kelis egzemplų, va čia pareit. Tai tarkim, noriu ištrint iki galo žodžio. Aš žinau, kad E nueina iki galo čia ant. Jeigu aš spausiu E, man nueis ant I. Tai jeigu aš grįšiu atgal, tai jeigu padarysiu D, E, man, matot, realiai ištrinę su tuo I. Jeigu šiaip E nueina iki I, tai D, E man ištrins iki to. Tai gaunas, dar kartą kartuoju, nes čia labai svarbu suprast. Yra šiaip judėjimas, bet tu gali padaryti veiksmą su to judėjimu. Tai jeigu šiaip E nueina iki I, tai D, E man ištrins iki I, o C, E man realiai ištrins ir pakeis į insert mode. Jo, tai va šiaip D, E, o C, E man ištrina ir pakeičia į insert mode. Tai va. Tai jau aš šiaip norėčiau užbaigti video, bet dar ant galo noriu tokius kelis dalykėlius parodyt, kur maždaug tu pamatai ir toks, wow, šiaip blemba, jo, čia Vimas yra labai fucking nice. Tai gerai, tai pirma, realiai O ir O didžioji. Tai tarkim, dabar biškai noriu grįžti kodą. Tai tarkim, aš esu, čia vat. Ir aš tiesiog noriu pradėti rašyti vat viduj čia vat. Realiai virš šitos eilutės. Tai aš darau O. Jis man iš karto, jis man atidaro naują eilutę apačioj. Ir tada galiu rašyti. Tai paspaudžiu O ir tada rašau. O Shift O taip pat, tik tai ne į apačią, o į viršų padaro. Tai darau Shift O ir pradedu rašyti. Tai va, tai dažniausiai būna ten esu if, tada žinau, kad noriu kažką ten if rašyti, tada paspaudžiu O ir pradedu rašyti ir man jis nueina. Čia šiaip indentacija beveik visada veikia, bet aš dabar čia markdown, tai man jis čia vat nueina ne į tą vat indentaciją, bet šiaip visada jis nueina normaliai. Ok. Tada turim kabletaškį. Tai kabletaškis, čia šiandien galim pažiūrėti, ką vat reiškia. Tai repeat latest F didžioji ar T didžioji times. Tai ką tai reiškia? Tai tarkim grįžtu į kodą. Aš spaudžiu. Aš noriu nueiti į šitas kabutės. Tai kaip aš galėčiau iš karto jas nueiti, tai darau 2 F ir kabutės. Tai reiškia 2 kartus find kabutės, bet dažniausiai tu kaip ir taip negali taip suskaičiuoti lengvai, pamatęs eilutę, kiek man reikia ten to, kokį skaičiuką užmest. Tai aš tiesiog dažniausiai darau find kabutės ir paspaudžiu kabletaškį. Tai kabletaškis realiai padaro tą pačią F komandą vėl. Tai kad būtų aiškiau, tai gal aš pavyzdžiui padarysiu F skliaustelį ir tada paspaudinsiu biškį tas kabletaškis. Tai vat skliaustelį, kabletaškis eina į kitą, va taip pat aš visada galiu perėti. Arba pavyzdžiui, turim kelis lygų. Dar pridėsiu, čia kelis lygų ir padarysiu F lygų, tada kabletaškis. Ir taip pat veikia su T, ir su F didžiaja, ir su D didžiaja. Gerai. Tada Ctrl V, tiksliau, ne Ctrl V, o taškas. Taip, vos nepraleidau. Taškas. Tai vėl galim paklausti Vimo help me please, ką reiškia taškas. Repeat last change. Tai tarkim, aš noriu ištrinti šitą žodį. Ir aš žinau, kad aš norėsiu ištrinti kelius žodžius. Tai aš, kaip ištrinti žodį, tai tu gali parašyti D į V, D į W. Tai aš padarau D inner W, man iština žodį. Ane? Tai delete inner word ir iština žodį. Tai aš tada galiu paspausti tą taškelį ir manis pakartos tą
tą kombinaciją veiksmą su judėjimu, tą pačią kombinaciją pakartos. Ir čia su labai daug tų veiksmų judėjimų veikia. Tai pavyzdžiui, tarkim, galiu padaryti delete, till, va šitas va skaustelis. Tai delete, t skaustelis, tada nueinu kur noriu vėl, paspaudžiu tašką ir man jis vėl išsina. Ir Vime insertas yra irgi veiksmas. Tai jeigu aš darau, tarkim, o hello world, paspaudžiu taškas, jis man vėl padarys o ir hello world. Tada taškas ir vėl hello, o ir hello world, jo. Tada, pavyzdžiui, noriu ištrinti va šitus va visus dalykus. Tai aš galiu eiti va čia va d, tada čia d, tada čia d, bet blemba, man taip užknisa. Tai darai vieną kartą d ir taškas, taškas. Arba gal patogiau tiesiog paselektinti viską ir tada va tiesiog ištrini taip pat su Ctrl-V blokų modu. Tai čia realiai yra begalybė būdų, kaip galima keisti. Čia maždaug per praktiką tu gali suprasti, kaip čia man greičiausiai vat, ką čia padaryti. Nes pradžiai atrodo sunku, bet paskui tavo smegenys kažkaip automatiškai ten viską sudėlioja į vietą, kur reikia ir tada tau pasako, ką daryk. Ok. Tada grįžtu čia, vat, kur aš jau jo. Tada Ctrl-V, tai čia yra Visual Block. Ir Visual Block ir tada I ir A. Tai čia dabar nesuprasit, kas tai yra, bet tarkim. Yra, jau sakiau, yra Visual Block modas. Tai va čia vat yra Visual Block modas. Ir aš, pavyzdžiui, noriu pridėti prie šitų trijų eilučių, noriu pridėti vat 3 underscores, vat taip pat, prie visų šitų. Tai aš galiu daryti insert mode, underscore, tada daryti taškas. Ką jau žinom, kad taškas prita change repeatina. Bet galima ir su Visual Blocku tai padaryti. Tai aš turiu Visual Blockas, tada darau ne į trumpoji, tiksliau ne į ta mažoji, bet į didžioji. Tai aš darau į didžiąją, tai shift I, padarau underscore, tada escape, jis man įrašo į visas kitas eilutes tą patį, ką aš parašiau. Tai vėl pakartosiu. Minu Visual Block modą, darau shift I ir vat manis vat įeina į insert modą, tada paspaudžiu escape ir manis įrašo viską. Taip pat veikia su shift A. Tai vėl pasirinku, tada shift A, tada underscore, tada bam. Tai shift I manis pradės nuo čia, o shift A pradės nuo čia. Tai čia taip pat kaip insert modo I ir A. Ok. Tai va. Tai čia tokie miscellaneous dalykėliai, kurie man visai patinka ir čia aišku beginning video, tai yra daug daugiau, gal ir aš ateity kažką padarysiu tokį rimtesnį advanced Vim, bet kol kas tiek. Tai ačiū, kad žiūrėt.